Nu va, laba diena, gerbimieji žiūrovai. Ir vėl mes eteryje. Kadangi jūs prašote pastoviai, visi mano gerbėjai prašo naujų filmų, tai va, čia įvyko toks ekstraordinarinis atvejis. Tai dabar aš noriu jums viską parodyti. Čia va šitą motocikliuką, prašom parodykite po baku, beremontuodamas po baku. Radau tokį dalyką, va žiūrėkite, va. O. Matote, SS ženklas, va, radau. Ir mes archyvose pasižiūrėjom ir pasirodo čia kankinimo priemonė. Iš koncentracijos stovyklos. Kaip jinai ten atsidūrė, aš neįsivaizduoju. Bet va žiūrėkit, ten kaista va. O, matot va? Su jie galima deginti. Pažiūrėkit, kaip aš išdeginau va čia. O pažiūrėkite, zastralį išdeginau. Matote? Taip. Zastralį. Tai va, kadangi žmonės labai kentėjo. Ir aš, kadangi labai dažnai būna pirštus apsidaužau, nu kai remontuoju ten kalį su plaktuku, tai būna skauda. Bet aš jau prie skausmo pripratau, tai aš dabar tą patį pakartosiu, ką darydavo koncentracijos stovyklose. Jokių būdų nekartokite to namie. Šurai kaip skauda. Nu bet ką darysi? Anksčiau žmonėm būdavo skauda ir dabar skauda. Ir kai tą pirštą man skauda. Nu nieko. Atvažiuos daktaras prieš jūs naują. Išjungta.